parlamentaras. Pernai prapuolė mergaitės teta, o šiemet dingo Seimo vadovas. Ką? Kaip be žinios iš eterio dingo vienas Seimo vadovų. Ypatingai jeigu jisai slepia ką nors, jeigu yra nuslėpta, nenorima rodyti kai kurių dalykų. Kurgi slepiasi pasislėpę Seimo vadovai ir parlamentarai, aiškinsimės po trumpos reklamos. Artėjant saviblėdos rinkimams, politikieriai daro viską, kad jos rodytų tik gražiai. O kai parodo negražiai, politikieriai deda visas pastangas, kad rėksnius kuo greičiau užčiauptų. Tačiau baisiausia, kad tam tarnauja kai kurie teisėjai, viešą asmenį pavertę, ko nematomų žmogumi, kurio kontūrai išaiškėja tik tai panirus į stebuklingus Nemuno vandenis. Vieni žmonės dingsta be žinios, kiti dingsta su žinia. Tačiau, kad be žinios dingtų politikas, vienas Seimo vadovų, to dar nebuvo. Tačiau panaši situacija Lietuvoje ėmė ir susiklostė. Todėl šią progą pamatysite asmenį, kurio negalite pamatyti. Tai yra žmogus, personažas, politikas, kurį galima pavadinti raiteliu be galvos arba nematomu žmogumi. Mat teismas uždraudė žurnalistams skelbti bet kokią informaciją apie vieną Seimo vadovų, Loretos Graužinienės pavaduotoją K. Visuomenės informavimo įstatymas nurodo, kad politikas K yra viešas žmogus ir žurnalistai turi teisę domėtis ne tik jo viešu, bet ir privačiu gyvenimu. Tačiau teismas mano kitaip. Todėl pritaikė laikinasias apsaugos priemonės, kuriomis remiantis draudžiama transliuoti bet kokį gerbiamo vicepirmininko žodį, atvaizdą ar piristelėjimą. Savotiškai man tai primena, sakykime, kaip Latino Amerikos kokiai nors valstybėje vykstantis veiksmas, kokiai nors kaip Santo Pagėgių fazendoje, kur yra savi herojai, savi įstatymai. Todėl privalom informuoti, kad tokio politiko Lietuvoje nėra. Žiniasklaida turėtų būti aktyvesnė ir bandyti tikrai ar tokiais ar kitokiais būdais neleisti tokių žaidimų. Tai čia dabar mes 141 nutartį pasiekėm kažkur ir jau esam neliečiami. Tai įsivaizduojat, tai kas čia Baltarusija ar dar kas nors. Tokie KK ir teisėjų viražai sukėlė įtarimų kitiems politikams. Viskas dėl rinkimų, kad tik iki jų niekas nesidomėtų KK privačių gyvenimų bei santykiai su Kuku ir Kiki. Kad jis niekur nekandidatuoja. Jokios tarybos, jokios merus, niekur tai negalėtų būti su rinkimais. Čia galbūt dėl jo asmeninio gyvenimo, kad kiekvienas žmogus turi asmeninį gyvenimą. Vienas gal nori, kad apie jį rodytų, kitas nenori, kad rodytų. Rasa Juknevičienė įstikinusi, kad tai mėginimas suvaržyti laisvą žiniasklaidą. Negalima jos varžyti tiek, kaip šituo atveju, kur apie viešą asmenį, jo net ir asmeninį gyvenimą, vis tiek daugiau ar mažiau žmonės turi žinoti. Ir ypatingai, jeigu jisai slepia ką nors, jeigu yra nuslėpta, nenorima rodyti kai kurių dalykų, tai čia žiniasklaidos priedermė yra tą atskleisti. Panašus atvejis yra buvęs, kada užčiaupti žiniasklaidą buvo pasišovęs gerbiamas Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas. Norėčiau prašyti kolegų žurnalistų elgtis etiškai, duodama Lietuvos Respublikos ministrų priesaiką. Aš prašau apsaugos darbuotojus tiesiog įpareigoti juos patylėti. Tuo metu Seimo pirmininką ignoravo ir apie jį nieko nerodė jokia žiniasklaidos priemonė išskyrus kakadu. Su sąlyga, jog bus uždengtas veidas, o Seimo pirmininkas bus vadinamas vedėju AV. Konfliktas su žiniasklaida baigėsi AV interpeliacija. Ačiū labai. Sėkmės, prižadu žiūrovų. Kuo baigsis KK ir KK2 susirėmimai, sužinosite žiūrėdami kakadu. Stebuklų ir anomalijų apžvalgą šį vakarą baigėme, netrukus